Sveiki, sveiki, čia ir vėl aš, Neringa. Šiandieną bus mažiau apie Etsy, dažniausiai apie Etsy, bet šis video skirtas ne tam, nors Etsy vardą tikriausiai girdėsite ir šiame video. O šiandieną visgi noriu papasakoti apie festivalį. Ir tai nebus reklaminis video, kuriame aš papasakosiu, kodėl jums verta į tai atvykti į jį. Aišku, ir to šiek tiek bus, bet skirtas šis video yra tam, kad galėčiau papasakoti, išpasakoti ir išsipasakoti visas peripetijas, visus niuansus, kas įeina į tokio renginio organizavimą. Aš buvau tokį video šiek tiek žadėjus, užsiminus, gal nežadėjus, nes jeigu būčiau pažadėjus, būčiau ir įvykdžius, bet užsiminus, kad aš darysiu, kai vasarą dariau Etsy klubo gimtadienį. Rugpjūčio pradžioje visgi to video tada nepadariau. Tai dabar pažadėjau penktadienį praeitą ir atsisėdau dabar pirmadienį įrašinėti. Tai kol dar yra tokių dalykų, na, šviežių, kol dar viskas veiksme, šiandien įrašymo metu yra sausio 13 diena, o festivalis vasario 1. Tai vat liko jau, na, nepilnos 3 savaitės. Didžiausi darbai, aišku, viskas yra padaryta, bet liko labai labai daug tos mišrainės mėsmalės reikalų, tiek su programa, tiek su pačiu kultūros centru, kuriame vyks. Rytoj dirbsime tenais ir dėliosimės daug labai visokių techninių niuansų. Taip, bet gal nuo pačių pradžių, kaip viskas prasidėjo. Tai kas žinote mane, sekate ir mano veiklą ir dalyvaujate mano veikloje, tai tikriausiai žinote mane dėl Etsy, kad mokau Etsy platformos paslapčių, dekonstruoju dalykus, padedu išsiaiškinti, kaip ten viskas vyksta, susikurti, augti ir taip toliau. Tai festivalis Kurk Park realiai tai yra viso to pasiekmė. Tai be nepilni dar 2 metai esu Etsy mokymų veikloje. Balandį gegužę bus 2 metai, kada esu paleidus Etsy kursą. Tai su mokymais jau virš 2 metų, tas su konsultacijom tiksliau. Ir viskas, na, rutuliojasi labai, kaip sakau, organiškai, jūs mane stumėte į tai, nestrateguoju aš savo veiklos, neplanuoju aš jos visiškai, nei kažkokiu ten žingsniu į priekį, kur kažką aukti daryti, kažkaip natūraliai viskas gaunasi, nes jūs visą tai darote, kad aš tai daryčiau su savo klausimais, iniciatyvom, prašymais ir poreikiais. Tai labai ačiū ir tikrai labai labai smagu būti tame, tokiam, na, sraute. Na ir festivalis, kaip atsirado viso to rezultatas, pasiekmė. Aplink mane susibūrė labai daug žmonių, kūrybingų, kuriančių savo produktus, brandus, verslus ir tikrai labai fainai užaugusių verslų. Ir, na, tas kažkoks renginys manyje jau brendo kurį laiką ir aš galvoju, kad, na, Etsy klubo gimtadienis, vasara ir žiemą kažkokia tai seminaras koks nors ar konferencija, nedidelė. Tai gavosi taip, kad vienam žmogui papasakoju, kitam žmogui papasakoju tą idėją ir visi, na taip, taip daryk, aišku, kaip visada būna, daryk, o kai pradedi daryti, tai įsimurgda į tą ir jau tie kažkaip nusiplauna rankas su savo pagalbom, ar ne? Bet iš esmės tai taip, palaikymas jisai buvo iš šono ir atsimenu vieną dieną, rugsėjo mėnesį, berods, pokalbį su mūsų Marijampolės spiečiaus koordinatorė ar vadovė, nežinau, kaip pareigas nes yra suolė ir šiaip idėja šią papasakojau, sako, tu daryk, sako, tu eik pas merą, pasikalbėk ir, na, galbūt savivaldybė galėtų skirti paramą tokiam renginiui. Tai mano vizija iš karto buvo, na, parama ne galbūt ten pinigais dideliais, bet daryti tai Marijampolėje, kultūros centre ir galbūt mes galėtume gauti kultūros centro patalpas kaip paramą. Tai realiai po to pokalbio aš kelias dienas negalėjau užmigti, nakties negalėjau užmigti ir po jau tos 2 ar 3 bemiegės nakties aš tiesiog susisiekiau su meru, gavau vizitą pas jį, papasakojau apie šią idėją. Iš karto gavau pritarimą, tada susisiekiau su kultūros centro direktore, mes išrinkome datą, turėjome 2 datas, norėjau, kad tai būtų metų pradžioje, kada žmonės turi daugiausiai motyvacijos, noro kažką daryti, kurti, keisti savo tikslus, kažkokias naujoves išbandyti. Ir, na, tai priėjome prie datos vasario 1-2 diena, tai tikrai gavome tikrai ne visiškai už dyką, negaliu pasakyti, kad už dyką gavome tas patalpas, bet taip, na, tokią didžiulę mes paramą gavome iš savivaldybės ir kultūros centro, kad be šitos paramos mes tikriausiai nebūtumėm galėję
apskritai pradėti daryti šio renginio. Nes jeigu atsakant į klausimas, kodėl Marijampolė, kodėl ne Kaunas, ne Vilnius, ar ne, tai va čia didžiąją dalimi ir atsako. Aš pati esu iš Marijampolės, man gana patogu ir tai daryti ir visą savo veiklą aš kurių vykdau pagrindę Marijampolė, na, auditorija yra iš visos Lietuvos ir netgi užsienio, bet aš garsiai kalbu Marijampolė, Marijampolė, Marijampolė. Ne kartą čia pas mane darėme susitikimus, atvažiavę yra mano klientės žmonės nuostabus iš visos Lietuvos, iš Telšių, Klaipėdos, Palangos, Vilnius. Tai aš esu įsitikinus, kad ta lokacija tai nėra svarbi tai, kad čia būtų Vilniuje, ar ne, kad na, kaip pavyzdžiui, knygų mūgė vyksta Vilniuje. Taigi iš visos Lietuvos važiuoja žmonės. Kodėl negali būti atvirkščiai, kad tiesiog į kitą tašką visi važiuoja. Tai daug kas galbūt tuos klausimus uždavinėjo, ar dar man gal užduoda, bet dabar matome, kiek mes turime registracijų, bilietų jau išplatintų virš 1000, apie 1100, tai tikrai mažoji dalis žmonių yra iš Marijampolės. Ir tas labai džiugu, kad į Marijampolę sukviesime labai daug žmonių. Ir na ir tas didžiulis ir savivaldybės tikėjimas, ir kultūros centro, ir parama patalpomis, ir techninė pagalba, tai yra irgi, manau, labai atsipirks miestui. Na, visgi atvažiuos labai daug miesto svečių, kurie čia valgys, didelė dalis net apsigyvendins, nes renginys vyks 2 dienas, tai kažkas liks ir nakvoti, ir tikrai, na, turėsime pranešėjim ir dalyviams, tiems priekėjams ir staigmeną supažindinti su miestu. Tai šeštadienio vakare. Tai tiesiog tai yra renginys ne mano vienos ar ne, net ne mūsų visos, sakykime, auditorijos kaip kūrėjų, bet, na, ir Marijampolė labai reikšmingas renginys. Aš tikiu, kad jis toks bus ir tikiu, kad jis bus ne vienkartinis renginys, o pasikartojantis ir kitais metais. Tai iš tikrųjų dėl to labai labai didžiuojasi, kad mes galim ne tik tą bendruomenę paskatinti, kurti, daryti, įsikvėpti, daryti toliau ar ne, pradėti, bet mes galime ir miestui gero padaryti. Tai aš dėl to esu labai labai laiminga. Tai, tai va taip ir buvo. Data labai greitai, ten gal kelių dienų bėgyje, išsakyta idėja vienam kitam žmogui, suderintas pokalbis, nustatytas data, viskas kalendoriuje yra, reikia daryti. Ir tada, ką aš padariau, aš paskelbiau viešai. Savo auditorijai pirmiausiai, Instagram'e, Facebook'e paskelbiau, kad darau tokį renginį. Ir kai aš kažką daug padarau, aš jaučiu didžiulę atsakomybę ir įsipareigojimą ir privalau daryti tai, kad tas rezultatas ir būtų toks, koks yra. Bet šį kartą žinojau, kad aš viena tikrai nepadarysiu, nes kai darau Reciklubo gimtadienį, ten buvo tikrai, na, palyginus mažas renginys, bet tikrai ir su iššūkiais, ten dariau visiškai viena, viską nuo A iki Z, visą organizavimą ir išpildymą renginio ir pravedimą. Žinoma, buvo ir pašnekovai, buvo ar ne, buvo atidarimas ir šou, ir atlikėjai, tai ir maistą gamino įmonė, bet viską reikėjo suorganizuoti pačiai. Gavau pagalbos tam tikros, bet už viską buvau atsakinga viena, viską turėjau sužiūrėti viena. Ir tai buvo didelis iššūkis. Ir žinojau, kad šį kartą aš tikrai nedarysiu viena. Dar tuo metu neįsivaizdavau, kokio lygio ir dydžio šitas renginys bus. Ir dabar, kai matau, galbūt aš apskritai būčiau jo nedarius, čia kaip, na, atsakymas tiem, kai būna, kaip išdrįsti kažką daryti, tai geriausia nežinoti, kas laukia, nes jeigu būčiau žinojęs, aš ko gero būčiau tikrai nepradėjus. Aišku, kitiem metam, jeigu mes darysim kitais metais, tikiuosi, kad darysim, tai jau patirtis didžiulė bus ir jau mes žinom, kokios dar komandos reikės, ką iš anksčiau daryti ir panašiai. Dabar šitame esu kartu su savo kolegė, kuri yra ir mano pusseserė, Rūta. Tai Rūta, jeigu žiūrim, labai labai ačiū. Tikrai tas netgi toksai susivedė atsitiktinumas, kad Rūta tuo metu prasitarė, kad išeina iš darbo, kuriame dirbo 17 metų, prašom, 17 metų, išeina ir aš tada sakau, žinai, o tai tu gal nori truputėlį kitur padirbėti, ten mes atsimenu, Kaune tuo metu buvom prie Vienybės aikštės ir taip vos nebeišsiskiriant jau papietavę ir kad tai, okei, susirašom, atliktų pas mane kitą dieną ir mes pasitarsim. Na ir tas pačios spalio berods pradžioje atvažiavo, aš išsakiau visą idėją. Tuo metu, dabar aš neatsimenu, ar aš jau su meru buvau pakalbėjus ar ne, dar man atrodo, kad nebuvau pakalbėjus, aš sakiau idėją. Ir tada ten viskas vyko ant dienų ir viskas sulipo labai labai gražiai. Aišku, pradžia, jinai buvo labai sunki.
tikrai ne rožėm klota ir sunki tame, kad Rūta dar dirbo tuo metu ir neturėjo labai daug laiko tam, galėjo labai minimaliai prisidėti. Tai vienas iš pirmųjų jos darbų buvo mūsų prekinio ženklo, kur park autorinių teisų registravimas. Kaip prekinio ženklo registravimas, sutarčių, sąskaitų paruošimai, tokių mini tokie darbukai, nedideli palyginus, tuomet atrodė, wow, dabar kiek įsitraukusi yra, tai 100% yra 100%, tai varom 200 arba abidvi po 200%. E, Tuo metu aš dar vedžiau kursuok mokymus, kad ECI savo studentams turėjau 5 grupės, visas spalis, lapkritis, mano buvo okupuoti būtent šitie mokymai. Ir aš dirbau ryte, dirbau vakare, dirbau savaitgaliais ir prie viso šito dar turėjau pradėti važinėti į festivalį, į festivalio darbus ir buvo tikrai labai sunku. Nuo ko mes, aišku, pradėjome? Mes pradėjome nuo lėšų rinkimo, nes, kaip būna, žinot, sako, koks jūsų biudžetas? Tai mes biudžetą turėjom apskritą nulį. Tai ne tai, kad mes neturėjom pinigų, mes galėjom kažkiek mesti tų pinigų savų ir panašiai, bet iš esmės festivaliui mes pradėjome nuo nulio. Mes neturėjome jokio biudžeto ir va čia irgi gal viena iš tų istorijų, kaip susilipdo kažkas iš nieko. Mes paskelbėme prekeivių registraciją. Pradžioje aš susisiekiau su keliais man žinomais, kurie galbūt norėtų dalyvauti mugės dalyje, nes vyks konferencija, vyks mugė. Konferencija bus tokia 2 dalių, viena didžioji konferencija ir mažoji salytė edukacijos. Tai aš iš karto kontaktavau su potencialiais prekeiviais, kurie norėtų prekiauti mugė. Ir mes susirinkom pirmosius prekeivius, kurie sumokėjo dalyvio mokestį ir mes iš to dalyvio mokesčio iš karto pradėjome daryti reklamas. Tai mes pajungėme Facebook ads, reklamas ir paleidome nemokamus bilietus. Tai prasidėjo registracijos ir, na, kiek surinkam, leidžiam ir iš tikrųjų viskas taip labai, na, puikiai užsisuko su tais bilietais pradžioje. Ir, na, kitas tas lėšų šaltinis yra rėmėjai. Tai rėmėjai irgi duoda pinigus arba kažką barterių ar ne, kažkokį tai dalyką sutariamą, bet dauguma rėmėjų vis tiek mes jau šitam renginiui įmame mokamus, kad galėtume formuoti tą biudžetą, iš kurio tada leidžiam pinigus ir kuriam visą tą festivalį. Tai su rėmėjais buvo dalykas tas, kad ir su dalyviais nebuvo labai spartus tas įsivažiavimas, vangiau žiūrėjo visi, o su rėmėjais iš vis mes gal pirmuosius 20 kontaktavom ir gavom visus neigiamus atsakymus. Ne, 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 ne. Ir susėdę galvojam, okei, neturėsim rėmėjų, kas čia bus, susiskaičiuojame apie dalyvius, okei, mes tada su dalyviais irgi galim išpildyti festivalį, sakykime, su tom pajamom ir užtikrinti, kad jisai vyktų, nes, na, vat, visgi, kam reikia tų pinigų? Šią temą papasakosiu, bet su rėmėjais tai buvo tas metas spalis, spalio vidurys ir pabaiga ir tada visas lapkritis, kada niekam buvo neįdomu. Visiems buvo įdomu tik tai Black Friday ir Kalėdos. Vasario 1-2 kažkada 2025 niekam buvo neįdomu. Ir va šito vieto buvo tikrai didelis iššūkis, nes kai aš organizavau ECI klubo gimtadienį ir jis vyko rugpjūčio pradžioje, o aš rėmėjų pradėjau ieškoti gal birželio gale ir liepą ir aš labai greitai radau rėmėjų ir mes, na, užpildžiau didžiąją biudžeto dalį iš rėmėjų labai lengvai. Dabar buvo labai sunku, nors renginys žymiai didesnis, didesnė auditorija, didesnės vertės renginys, ar ne, kur gali atnešti rėmėjams didesnę naudą, nes ką reiškia būti rėmėjų? Ne tai, kad paminėtas logotipas, ar ne, rėmėjas duoda pinigus ir jis turi gauti naudą. Jis turi, jo įvaizdis, ar ne, jo žinutė turi būti paskleista ir jis dalis tos auditorijos tada eina, nusipirka paslaugos ar produktą ir panašiai, ne, tai rėmėjas turi gauti reklamą. Iš esmės, rėmimas tai yra reklama. Ir mes turime žymiai geresnį produktą, žymiai geresnį renginį ir niekas nenori. Tai buvo toks šiek tiek šokas, bet mes supratom, kad mes esam tam laikotarpį, kur mes kaip ir turim jau daryti darbą, nes tai yra, na, mes negalim palikti paskutinį minutėm, bet jiems atrodo per anksti ir jie turi kitų prioritetų tuo metu. Na, bet viskas, žinoma, pasitaisė, kaip mes ir prognozavom ir spėliojom, gruodžio maždaug vidury, į pabaigą jau visi tų kitų įmonių ar nereikalai jau maždaug buvo atlikti, jau jie pradėjo žiūrėti kitus
savo tikslus, prioritetus artimiausiams mėnesiams ir keletas sugrįžo tų, kuriuos kontaktavom, kurie buvo pasakę ne. Ir nauji kontaktavimai buvo žymiai sėkmingesni, buvo pačių rėmėjų kreipimasis, kur ne mes kontaktavom, o į mus pačius pirmosius kreipėsi. Tai turime tikrai išsipildžiusią jau tokią puokštę rėmėjų, dar laukiame dar kelių besijungiančių ir manau, kad ir tas sąrašiukas pasipildys, bet iš esmės mes jau tuo darbu su rėmėjais esame labai patenkintos, nes, na, jau mes užpildėme jau netuščią, jau ir solidžių rėmėjų turime, tai, mat, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi pagrindiniais rėmėjais tapusius 24, su kuriais dirbu, negaliu pasakyti, su kuriais dirbu, bet kurių paslaugas aš naudoju jau metai laiko ir aš pradėjau naudotis jų paslaugom, siunčiant savo siuntinius ir tikrai man ta sistema patiko, aš įsivažiavau, aš pradėjau pasakoti savo studentams per mokymus, kursuose, o iš jų pusės aš jokios neturėjau, jokio ryšio, aš esmės, aš, na, vienpusiškai tą reklamą jiems dariau. Ir kada mes pradėjome kalbėti dėl bendradarbiavimo jau festivalyje ir tolimesnio bendradarbiavimo darbo kartu, tai tikrai labai gerą grįžtamą ryšį gavau atgalios iš pačio vadovo ir susisiekiau iš pradžių su kita darbuotoja, bendravom, po to pagaliau jau prisikasiau prie vadovo. Tikrai labai užimtas žmogus, bet labai turėjom labai fainą, malonų pokalbį ir nusprendėme, kad bendradarbiam tolyn, kad jiems yra naudinga mano auditorija, visa bendruomenė, jie nori būti ir nori būti matomi ir aukti tame ir jie dar, kaip supratau, jungiasi ar tampa dalimi, ar jungiasi su kažkokia kita kompanija, kur bus dar didesni ir dar galės geresnės sąlygas pasiūlyti savo klientam. Tai labai 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 apsidžiaugiu dėl to bendradarbiavimo, kad jie tapo pagrindiniai festivalio rėmėjais. Ir toks gražus pavyzdys tame, kad na, jau aš kaip ir man jie buvo svarbus tame, kad aš naudoju paslaugos, aš nenoriu keisti to tiekėjo, su kuriuo siunčiu savo produktus, nors kreipėsi ir jų konkurentai į mane, vat patys tiesiogiai, ne mes, o jie į mus, kad nori tapti festivalių dalimi, tai man iš tikrųjų iš esmės kaip ir reikėjo rinktis, nes vienų panašių konkuruojančių rėmėjų renginė būti negali. Iš esmės tai yra, na, tokia kaip ir nerašyta taisyklė, negali būti du pagrindiniai rėmėjai, kurie yra tarpusai konkurentai, arba netgi pagrindinis rėmėjas arba ir mažasis rėmėjas tarpusai konkurentai. Ne. Tai man kaip ir būtų reikėję rinktis, jeigu būtų su 24 atsisakę, aš tada būčiau, aišku, kalbėjau su kitais jų konkurentais, nes iš šitos paslaugų grupės labai mums reikėjo tokio, kaip ir sakyti, rėmėjo partnerio, nes jis, na, kūrėjų, verslių kūrėjų kelyje užėmė gana reikšmingą, na, dalį, ar ne, išsiųsti pardavimus reikia kažkaip tai. Tai bet labai aš nenorėjau jų keisti, nes būtų man pačiai tada reikėjo, ar ne, visą savo sistemą keisti, jeigu aš pradedu dirbti su kažkuo kitu, tai negi naudosiuosi jų konkurentų paslaugom. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes radome tą bendrą kalbą ir gana lengvai, iš tikrųjų, labai žmogiškai, labai fainai pasikalbėjom. Labai skirtingai nuo tos kitos istorijos, kur papasakosiu, tai čia labai labai džiaugiuosi tą kelionę tolyn, jie bus ir festivalyje, ir su pranešimu, ir su stendu, ir pakonsultuos, nes aš ką pastebėjau iš savo ecijų paskaitų, kad studentam, ypač pradedantiesiems, labai baisus šitas momentas yra, kad kai nupirks pirmą produktą, siuntinį, kaip ten išsiųsti į tą Ameriką, pavyzdžiui, ir kaip, kur, ką rašyti, ką daryti, tai jie tą logistiką siuntinių keliamų po pasaulį papasakos, tam tikrus niuansus, bus galima užduoti klausimus, pasikalbėti jų stendį, pasižiūrėti, kaip sistemai pas juos veikia, galbūt ir užsiregistruoti, išsibandyti. Tai labai dėl to džiaugiuosi. Tai vat, na, aišku, atsirado ir kitų visų rėmėjų ir, na, ir viena iš tų istorijų nesmagių, tų, kur Instagram'e nesai užsiminiau, labai panaši situacija. Na, aš naudojusi paslaugomis įmonės ir ne metus, o beveik 10 metų, dar jie dabar vadinasi vienaip, anksčiau vadinosi kitaip, gal nuo kokių, jei neklystu, 16 ar 17 metų, aš kai pradėjau daryti siūlus, Lietuvoje grįžus 15 berods ar 16 metais ir nuo to laiko iš jų perku visas pakavimo priemonės, pirkau tiksliau iki šiol. Ir rekomendavau, nežinau kiek žmonių, labai daug žmonių esu rekomendavęs, net nesuskaičiuoju.
kas būna kartais asmeniškai tiesiog kreipiasi, žino, kad aš, na, darau tokį darbą ir kur tu perki ir panašiai, aš juos esu nusiuntus ne vieną žmogų pas juos Vilniuje ir Kaune, Kaune į drobės fabriką, savo kursuose esu įtraukus kaip tiekėja pakavimo priemonių ir kad viską perku iš jų. Kelias studentas, kurios mentoriavosi pas mane ir važiavo ten susipirkti visas priemonės ir žinau, kad pirkos ir nemažais kiekiais ir tada ir atsivežė pas mane, mes dėliojame variantus, kaip ką pakuoti gražiai. Na, ta prasme, aš buvau ištikima jų pirkėja. Ir ne tik ištikima kaip pirkėja, bet ir rekomenduota. Ir mes kreipėmės į juos su laišku lapkričio mėnesį, jeigu neklystu, kad organizuojame tokį festivalį ir esu jūsų, na, ilgametė klientė ir šitame festivalyje bus esamų ir potencialių klientų būrys. Ir jis visiems, kuriems skirta, ar ne, visi jie kažką gamina arba gamins ir siunčia ir galbūt norėtumėte prisidėti prie festivalio, dalyvauti jame, ar ne, su ten standuku ir tapti rėmėjais. Nežinau tikslaus teksto, nebeatsimenu, turiu aš e-mailę, bet, na, kontekstas buvo toks. Ir atsakymų jokio nesulaukiau, aišku, ir nesulaukiau daugiau atsakymų, tuo metu mes daug labai siuntinėjom ir laiškų, ir skambučių darėme. Ir dabar atėjo jau sausis. Atsiprašau. Ir, na, man jie tikrai buvo labai svarbus. Ir kaip ir Vatsius 24, kur istorija pakrypo vienaip, čia mes pagalvom, kad, na, dar kartą susisiekėm su jais, nes galbūt negavo laiško, galbūt nuėjau į spamą, ar ne, nepamatė ir panašiai, galbūt pamatė, bet tuo metu visai kitais reikalais gyvena ir pamiršo ir panašiai. Ir pagalvom, kad reikia apie save priminti ir, na, visgi galbūt jie norėtų dalyvauti, sutiktų dalyvauti festivalėje, nes, na, mano akimis tai jų auditorijos ten labai daug ir tikrai daug turėtų naudos jie gauti iš jo. Tai kolegė išsiuntė pakartotą laišką ir padarė follow-up skambutį. Kas ir įprasta, ar ne, dirbant versluose, laiškas, follow-up skambutis, pasiteirauti, ar gavo laišką ir trumpai pasikalbėti. Tai jinai paskambino pirmiausia į ofisą, tada gavo direktoriaus numerį, kad ir ofisų darbuotojas nelabai patenkintų tonu, kiek iš, na, supratau. Ir, na, o direktorius, žinoma, visiškai buvo nelaimingas sulaukęs šito mūsų skambučio. Pirmiausiai jis pasiteiravo, ar mums neaišku, kad neatsakymas į laišką, kad tyla reiškiasi ne. Na, kolegė sako, nu neaišku, mes kalbam, galbūt gal negavot. Tai labai pakiliu tonu, piktu tonu, arogantišku buvo pasakyta kelis kartus, kad nelyskit, nespaminkit, jūs čia jau spaminat mums. Ir kokia čia dar Marijampolė, mums neįdomu, mes iš Vilniaus, kad tiesiog jiems neįdomu. Ar nesuprantat, kad mums neįdomu, ar dar nežinau, kokį ten kreipinio, ar tu, ar jūs kreipėsi į mano kolegę, bet kelis kartus pakartojo, kad neįdomu. Na, aš manau, kad tai tikrai yra netaktiškas ir nekorektiškas elgesys. Nesvarbu, kas skambina, nesvarbu, kas skambina, bet skambina įmonės direktoriui, vadovui, ar ne, galima gražiai pasakyti ne. Kad, na, ne, mūsų nedomina, arba tiesiog dėkojame, vertiname, kad naudojatės mūsų paslaugomis, bet, na, remti renginį mums nedomina. Ir tokio atsakymų mes sulaukėm. Daug mes tokių atsakymų sulaukėm. Ir tai viskas yra tvarkoje. Neturi visi iš eilės remti, ar ne? Ne visiems tai atrodo naudinga, ne visiems atrodo, kad tai jų auditorija. Užsiėmė kitais dalykais, gal kažkas neturi biudžetų rėmimų ir panašiai. Viskas yra tvarkoje, bet galima tą pasakyti labai gražiai, tiesiog mandagiai, kad ir trumpai, ne ačiū, nedomina. Čia buvo pasakyta arogantiškai ir piktai ir žeminančiai. Mano kolegė drebėjau po pokalbio kurį laiką, negalėjau dirbti, nieko daryti, nes buvau šokiruota. O tokiame paslaugų versle dirbo 17 metų, kur kasdieną darė eilės skambučių. Tai įsivaizduokit, kaip turėjo skambėti tas pokalbis ir manęs ar ten mūsų nedomina. Tai ok, kaip aš priimu šitą nedomina, aš priimu, kad jų nedomina klientai, nes aš visų pirma buvau klientė daug metų
ir jų nedomina klientai, tai yra, na, visų pirma, didžiulė pagarba, nepagarba, didžiulė nepagarba man ir didžiulė nepagarba mano auditorijai, kuriai aš rekomendavau juos daugelį metų, aišku, jie manęs neprašė, tai, tai gali sakyti, mes neprašėm, tai ok, aš atsiimu visas rekomendacijas ir garsiai pasakysiu pavadinimą, taip, tai yra Paper Seal, anksčiau buvęs supakuota. Prie šių šiaip paslaugos produktus aš nieko neturiu, aš tikrai buvau patenkinta visais produktais ir netgi darbuotojais, kurie aptarnavo ir kai nuvažiavus viskas buvo gerai, aš niekada net nebūčiau įtarus, kad jie turi tokį vadovą. Um, Bet, na, aš atsiimu visas rekomendacijas ir nuo šiol tiesiog nerekomenduosiu. Kiekvienas žmogus, aišku, sprendžia už save, iš kur pirkti, su kuo dirbti, kažkam galbūt visiškai vienodai, koks žmogus, kokia asmenybė atstovauja ir vadovauja, ar ne, viskas tvarkoj. Jie, jeigu neklystu, yra didžiausi Lietuvoje arba vieni iš didesnių, tai, na, tikriausiai žino, kaip daryti verslą, bet aš su šito verslu nenoriu turėti nieko bendro. Ir, na, nuo šiol iš jų nebepirksiu. Instagrame paskelbiau apklausą, kokių kitų yra pakavimo priemonių tiekėjų Lietuvoje. Tai gavau eilę rekomendacijų ir tikrai vieną ir kitą išbandysiu. Galbūt jų tarpe atsiras ir kurie norės tikrai bendradarbiauti, nes mano auditorija šitos paslaugos yra reikalingos ir, na, tai 4 iš 5 reikalingos. Skaitmeniniam produktui nereikalingos, bet didelė dalis yra tie, kurie su fiziniais produktais. Ir, na, kitas dalykas tai, kad čia kokia dar Marijampolė, nelygis pasirodo Marijampolė, tai, na, aš manau, kad verslas, jeigu įsikūrės Vilniuje, jo klientai vis tiek yra iš visos Lietuvos. Aš pati ne iš Vilniaus, ar ne, pirkdavau iš jų, aš manau, daug žmonių perka iš jų, kurie yra ne iš Vilniaus. Tai kaip, nu, ta prasme, čia yra nepagarba visiems klientams, kurie yra ne iš Vilniaus. Tai tik Vilnius Lietuvoje egzistuoja. Vilniui, na, nėra net didžioji dalis Lietuvos, yra kiek 500 000 žmonių, ar ne, tai 20% gal gyventų Lietuvos, ar ne, visa kita dalis yra ne Vilniuje. Tai aš manau, kad visi čia tokia kaip ir diskriminacija gaunasi, aš nežinau kaip pasakyti, bet, na, čia viena iš tų istorijų, kur yra nemalonė iš organizavimo pusės, bet jų yra ir daugiau su komentarais. Kokių komentarų esame sulaukę organizuojant festivalį po reklamomis, tai kaip standartas, na, po reklamomis sau leidžia žmonės komentuoti įvairius dalykus. Ir aš jau atsimenu ir iš ECI kursų, kai reklamuodavo ECI kursus, visokiausių ten komentarų sulaukdavo. Na, o čia irgi tų komentarų įvairiausių ir daugiausiai tai po prekeivių reklamomis, kad neva tai mes iš vis neturėtumėm imti pinigų iš prekeivių, nes mes turėtumėm jiems mokėti, kad jie atvažiuotų į festivalį prekiauti ir paremti amatininkus, o ne iš jų gręžti pinigus. Tai, na, iš kokių pinigų mes turėtumėm remti? Visų pirma klausimas, ar ne? Kitas dalykas, festivalis organizuoti reikalingos didžiulės lėšos, 5-ženklės lėšos, galiu taip jau pasakyti, tikrai viršysim 5-ženklę sumą išlaidose. Tai, na, daug dalykų, nesvarbu, kad patalpas, sakykime, didžiai dalimi gaunam, bet reklamos kaštai suvalgo labai daug pinigų, surinkti tą auditoriją, kurią norim surinkti, atlikėjai, įvairūs spausdinti dalykai, ten, pažiūrėt, nu, apyrankės, ar ne, daug dalykų, kurių žmonės neįsivaizduoja. Tai ten gal įsivaizduoja, kad mes kažkaip tai, nu, tiesiog ir padarėm tą festivalį, plus paskaičiuojam laiką, spalis, lapkritis, gruodis, sausis, 4 mėnesiai darbo, na, pirmieji mėnesiai mažiau gal darbo, dabar jau gruodis, sausis labai intensyviai, 4 mėnesiai 2 žmonių darbo, tai tiesiog mes tada iš kokių paskatų tai organizuotumėm, jeigu viskas visiems būtų nemokamai. Tai čia vienas dalykas, ar ne, kad po to, kad plėšiam tokius pinigus, o dalyvio vieta yra 115 eurų už 2 dienas ir už tikslinę auditoriją iš esmės, kur, sakykime, kituose panašiuose festivaliuose, didesnėse mūgėse, tos vietos būna tikrai žymiai brangesnės.
Tai, na, mes kaip tik norėjome, kad ta vieta būtų kiek įmanoma pigesnė, tai nėra turgelis už 20 eurų, na, kažkur tai kokio nors ten mokykloje ar ne, kur kažkas ten rašė irgi, kad už 20 eurų galima išsiparduoti Kaune ten kažkokiu tai vietoj. Na, čia nėra ta Kaune kažkokia vieta, tai yra festivalis, kuris Lietuvoje toks vienintelis ir jis bus gana didelis su tikrai ir žinomais, ir garbiais pranešėjais, ir veidais, ir kuriem iš jų reikia ir sumokėti, ir viešbutį užsakyti, kad jie atvažiuotų į Marijampolę ir čia na, nakvynę ar ne parūpinti. Tai yra daug, daug, daug dalykų. Vedėjas kainuoja, ar ne? Turėsim nuostabų vedėją Gintą Vaičikauską, tai labai labai džiaugiamės, bet viskas kainuoja. Tai iš kokių mes ten pinigų turime, tai kita pusė apie pačius bilietus, kai išdalinom daug nemokamų bilietų ir dabar jau bilietai mokami ir tikrai yra juos įsiginti žmonės ir manau, kad iki festivalio dar bus tikrai pagausės tas visas būrys. Tai čia yra jau tikrai didžiulis, na, įrodymas, kad reikalingas šis festivalis, jeigu žmonės perka bilietus. O buvo su bilietais, tai istorija tokia, kad komentaras, kad po nemokamais bilietais, tai kas čia per naujieną, visi tokie renginiai nemokami, ta prasme. Tai, nu, kad mes giriamės, kad nemokamus bilietus dalinam, tai aš nežinau, ar įmanoma labai lengvai rasti konferenciją, tokį renginį, festivalį konferenciją, kuris būtų nemokamas. Tai, kad mugės, va tiesiog mugės būna nemokamos, tai taip, ten, sakykime, kalėdinės mugės ar ne, ten Design for Life, man atrodo, būna nemokama Kaune, bet, pavyzdžiui, moters pasaulis jau būna mokamas įėjimas. Tai čia nėra mugė. Mugė tai yra tik viena iš festivalio dalių. Didžioji festivalio dalis tai yra konferencija, ir tai yra 2 dienų konferencija, netgi 2 dalių, kur turėsime tą didžiąją konferenciją, didžioji salė ir mažesnėje, kur vyks edukacijos užsiėmimai. Tai bus ir keramikos užsiėmimas, bus ir nusinerti savo rankinę. Jeigu neklystų su rankinė su asta iš nusinerk, turėsime edukaciją apie mineralus, jų reikšmę kūryboje, turėsime Canvos edukaciją, workshopą, turėsime susikurti telefonų dėkliukus, kaip mano dabar festivalyje sukurtas dėkliukas, edukacija, ar ne, turėsime tokių dalykų, turėsime muzikos atlikėjus, tai yra na, visas didžiulis renginys ir tokių nemokamų renginių aš labai abejoju, ar vyksta, parodykit. Na, sakykime, yra festivalį pas mus Music Park, vyksta Marijampolėje vasaros pabaigoje, kiekvieną vasarą, bet tai yra na, muzikinis festivalis, tai yra nemokamas. Taip, tai vyksta tų renginių, ar ne? Bet dažniausiai, na, jau konferencija su išpildytų tokiu su reiškiniu tikrai nemokamai nebus. Ir mūsų bilietai dabar, kurie yra, tai 29 eurai už 2 dienas, aš manau, kad irgi ta kaina yra labai labai maža, palyginus su, sakykime, kažkokių kitų konferencijų renginių kainomis, ar ne? Tai va čia kažką galima sulyginti su knygų mugė, kur vyksta ir renginiai, ir paroda įsigijimas, ar ne, kažkokia va tokia vaibas, tai yra visada mokama knygų mugė, niekada knygų mugės nebuvo mokamas. Čia alternatyva kūrėjams, ar ne, bet šitas visas dalykas yra ir Marijampolėje. Atsiprašau, jau kalbėjimo labai daug, tai va tai tų, žinokit, komentarų, aš ten visą laiką gaunam jūs, tai aš nuskrinšotinu, išsisaugau juos pasidėti ir kas įdomiausia, tai netgi, kai žmonės, kiti žmonės mane, sakykime, pažįsta, bet jie nežino, kad aš organizuoju šį festivalį, na, nematė, mato kaip atskirius dalykus ir, pavyzdžiui, teiškia tokį komentarą labai, pavyzdžiui, nu, neskanų, nefaino komentarą, nors aš asmeniškai tą žmogų pažįstu, mane pažįsta ir bendravom gražiai, mane labai pagarbė, o po festivalio pakomentuoja, kad čia tikriausiai kažkoks dar vienas skemas, žmonės būkite atsargus. Ir aš garantuoju sužinos, arba jau sužinojo, kad aš organizuoju, tai turėtų tikrai, na, nesmagiai tas žmogus jaustis, nes, nu, aš taip, skemai daug kur jų vyksta tų skemų, aš pati apie juos įspėju ir, mat, na, tai nėra mano gyvenimo dalis. Mano gyvenimo dalis tai yra tik tiek, kiek aš apie juos edukuoju žmonės, kur atsilaikyti, sakykime, ecija, ar ne, kaip saugotis nuo to. Bet tai ne taip, kaip aš uždirbu pinigus. Aš moku kitaip uždirbti pinigus.
Na, jeigu taip žiūrim plačiaja prasme, tai taip, festivalis yra didelis skemas. Suvažiuos labai daug žmonių, kurie pasimaus ant šitos didžiulės motivacijos ir įkvėpimo. Jeigu taip, tai taip skemas. Bet tame ir yra tikslas - įkvėpti žmonės, surinkti žmonės, paskatinti juos veikti, daryti, aukti, naudotis paslaugom. Tikrai mes didelį būrį surinkę esame ir pranešėjų, ir ekspertų, ir specialistų, kurie dalinsis savo informaciją, dalinsis savo kontaktais, galima bus pasimti jų kontaktus. Tai taip, tai yra apsikeitimas įvairiom paslaugom, kontaktais, tinklaveika, visame tame kame. Na, bet jo, tie komentarai kartais tikrai, na, pribloškia. Tai va, tai kur esame dabar? Esame jau toj finišo tiesoje, kur dėliojame paskutinius taškus programoje. Tai yra keletas tokių laisvų su klaustukais vietų, kur mes turim juos užpildyti ir tą darbą dabar kaip tik ir darome. Užsakinėjom apyrankės, kad jie žmogus į festivalį ne tai, kad parodė telefonę bilietą ir viskas, jis gaus apyrankę, užsidės apyrankę ir tada galės dienos metu arba jeigu jis turi 2 dienų bilietą, išeiti, pareiti, nueiti kažkur pavalgyti, grįžti, ar ne, kad, na, tokia laisvė būtų. Ieškome dar vieno muzikanto, turime kelis variantus, tai bandysime susiderinti, vieną jau turim, paskelbsim labai greitai, labai labai džiaugiuosi. Sprendžiame kavinės reikalus, užkandžių, turime užkandžių tiekėjai ir, pavyzdžiui, dalyviai, kurie prekiaus, juos visus vaišinsime sumuštiniais ir spurgytėmis, tai labai dėl to džiaugiamės, tai derinam ausinių reikalus, ieškome dirbtinų augalų, norime papuošti sceną, derame iš kabukės rėmėjų, na, žodžiu, tokių vairiausių daug smulkmenų, suknelės siuvuosi galų gale, 2 suknelės netgi siuvuosi, būsiu skirtingom suknelėm, nors nebūsiu tikrai pagrindinis žmogus šitame festivalyje, bus pagrindinis žmogus tai Gintas Vaičikauskas konferencijoje, bet ant scenos būsiu abiejas dienas, ir vieną, ir kitą dieną, bet ne kaip vedėja, bet kaip pranešėja, įvado kalba ir panašiai, bet visą konferenciją vairuos Gintas, tai labai irgi dėl to džiaugiuosi, dėl šito sprendimo ir dėl žmogaus, kuris tą apsėmė daryti. Tai, o dar tų darbų, kaip sakau, laukia, na, galų gale nuspręsti, kaip škuosis. Tai tikrai labai svarbus šitas dalykas ir norėsiu ir jums visiems, kas atvyksite, skirti dėmesį ir šmirinėsiu koridoriais, kiek įmanoma, fotografuosimės, filmuosimės, darysimės klipukus, gersim kavą, bendrausim, džiaugsimės šitą progą, nes, na, labai tikiu, aš jau tą atmosferą visą jaučiu, kad tai bus tikrai fantastiškas sambūris. Tai jeigu dar nenusprendėt, tai nuspręsit dabar, iš tikrųjų, kad jį atvykti turit. Ir prašymę paliksiu nuorodą purkpark.lt, bilietai, tikrai atvažiuokit ne po vieną, atvažiuokit po kelis. Ir, na, nežinau, dar manau, kad tai ne paskutinis video apie tai, jeigu dar iki festivalio galbūt padarysiu kažką su konkrečiais, galbūt jau pranešėjas, nors ir dabar galiu kelti paminėti Valerija Fitz, aukštosios mados siuvinėjimo ekspertį mokytoją, tai turės savo pranešimą ir atvažiuosi pristatys savo naujai išleidžiamą knygą Verslumas kūryboje, labai labai džiaugiuosi. Turėsime visą eilę pranešimų ir tokiamis, na, rimtomis temomis apie legalizavimo veiklos kūrybininkams su Inga Genevičiūtė. Turėsime apie sprendimus verslui, elektroninius sprendimus su Ignu Šedigino. Marius Vismantas papasakos apie e-komercijos trendus 25-aisiais. Tai, na, daug pranešėjų laukia, keletą dar derinam, tai pati labai nekantrauju, liko labai jau nedaug laiko, tikiuosi jūs bus visas būrys. Tai šiandieną tiek ir iki sekančių kartų. Iki. Subscribinkit, prenumeruokit. Tikrai bus dar daugiau. Iki.